telefono kameros neveikia. Iš kur kiek pavyksta išaiškinti nusikaltimų būtent kamerų pagalba? Aš pateiksiu skaičius, kas pavyko užfiksuoti per trečią ketvirtį, birželio tai naudojant seną sistemą. Stebint tiesiogiai stebėtojams buvo užfiksuoti 45 teisės pažeidimai ir sulaikytas 51 asmuo, kuris pastatytas Pasparnės policijos įstaigai. Tačiau kamerų panaudojimas yra platesnis ir jos naudojamos ne tik tiesiogiai užfiksuoti teisės pažeidimą, bet kaip pavyzdį galiu paminėti, kas yra aktualu atėję žemos socialinės pagalbos suteikimo žmonėms. Yra žmonės, kurie dėl savo sveikatos būklės, dėl bejėgiškos būklės yra būtina medicininė pagalba. Pastatys tokį asmenį kameros pagalbą, jeigu vietą vyksta kontrolės, jeigu reikalingai iškviečia medikus. Bet to šitos kameros pačiai naudojamos tyriant eismo įvykius. Jeigu yra ginčytina situacija, reikalinga papildomų duomenų, tai eismo priežiūros tarnyba kreipiasi į mus su prašymu pateikti vaizdo įrašą, kuriame yra užfiksuotas eismo įvykis. Bet to šitos kameros naudojamos atliekant ir ikiteisminis tyrimus. Yra taip, kad tiesiog nėra paskirtas